Labą dieną. Tikiuosi, mane girdite. Dabar turbūt ir matote. Jeigu matote ir girdite, tai pakelkite ranką arba į čatą parašykite. Matau, matote, girdite, tai gerai. Dar kokią minutėlę luktelkim, kol susirinks visi dalyviai. Matau, jau renkasi, taip. Ir netrukus pradėsime pristatymą apie naują Verto inverterį. Gerai, manau, kad jau didžioji dalis susirinko. Taigi, galime turbūt kaip ir pradėti apie pristatymą apie naują Verto inverterį. Taip, prieš prezentaciją keletas taisyklių, kad klausimus užduokite per klausimams skirtą vietą. Taip pat mikrofonai ir kameros turėtų būti išjungti visos prezentacijos metu. Prezentacija įrašinėjama ir tam, kad vėliau būtų galima ją peržiūrėti. Taigi, aš esu Andrius Jančiauskas, techninis patarėjas Saulės energijos klausimais Baltijos šalyse. Čia žemiau yra mano telefono numeris bei elektroninis paštas. Jeigu turėsite vėliau klausimų, tai galite su manim susisiekti. Jei turėsite kažkokių techninių klausimų ar reikės padėti rasti sprendimą, tai drąsiai kreipkitės. Taigi, apie patį Verto inverterį. Jisai sukurtas truputėlį didesnėms jėgainėms. Toliau bus pristatyta detalės, truputėlį daugiau detalių apie patį inverterį, bet jisai daugiau skirtas didesniems pastatams, turintiems daugiau nedidelių stogų krypčių, nuolydžių įvairių. Tai taip pat vidutiniam ar įmonėms, kurių stogų, kurie turi ne tokius didelius vientisus stogus. Taip pat žemės ūkio paskirties pastatams, ten, kur yra taip pat daugiau nedidelių stogo krypčių, pačių stogų netokių didelių. Taigi, pats Verto inverteris šiuo metu turime 4 gabaritų. Vėliau turėsime ir kiek mažesnius chroninius inverterius, bet apie juos bus vėliau informacijos. Taigi, apie
techninės detalės. Inverteriai skirti 400 voltų tinklams. Taip pat juos galima perkrauti DC pusėje iki 50 kW. Gana plačiame diapazone galima juos montuoti temperatūriniam diapazone. Tai tiek, tad juos galima įrengti tiek lauke, tiek viduje. Inverteriai turi aktyvų aušinimą, apsaugos nuo drėgmės gana aukštą indeksą. Svoris taip pat nėra mažas, tad būkite atsargus, saugokite savo nugaras montuodami jį, geriau montuoti, užkabinti jį 2 žmonėm. Taigi, šie inverteriai turi 4 MPPT sekimo įrenginius, kiekvienas MPPT po 2 grandines ar stringus. Kiekvienas MPPT turi po 28 amperus, tai gana nemažas amperažas. Taip pat galima naudoti tik tai vieną grandinę per MPPT arba 2. Jeigu vieną naudosim, tai taip pat gali būti iki 28 amperų įėjimas. Taip pat optimalus MPPT naudojamas nuo 150 iki 870 voltų. Tai naudojant standartinius modulius, užtektų kokių 5 modulių, kad inverteris jau startuotų, kažkuris iš MPPT. Taip pat MPPT gali atlaikyti iki 20 kW DC pusės, tačiau kiekvienas MPPT atiduoda ne daugiau kaip 13 kW. Taip pat, kaip ir visi Fronius inverteriai, turi Dynamic Peak Manager, tai yra šešėlių valdymo algoritmą. Kas nežinot, kas tai yra, tai truputėlį pabandysiu paaiškinti. Standartiškai, jeigu nėra šešėlio, turime tokią kreivę su globaliu maksimaliu galios kreive ir tašku. Tai standartiniai inverteriai tiesiog nuo didžiausios įtampos ieško, kur yra pats viršus, tas maksimalus galios taškas. Suradęs jį, žiūri, ar dar kils, pamatęs, kad kreivė leidžiasi, grįžta atgal ir nuo šio taško generuoja energiją. Esant šešėliui, tie maksimalaus galios taškai gali būti keli. Vienas yra lokalus, kitas globalus. Tai standartiniai inverteriai arba neturinti šešėlių valdymo algoritmo, jie taip pat suranda tą pirmąjį aukščiausią tašką, pamato, kad kreivė leidžiasi, grįžta atgal ir nuo jo generuoja. Tai tarkime šiuo atveju kažkur tai 2,2 kW. Fronius inverteriai kas 10 minučių skanuoja visą skalę ir ieško to aukščiausio taško. Tai šiuo atveju, tarkime, suranda globalų aukščiausią maksimalų galios tašką ir nuo jo generuoja. Šiuo atveju būtų apie 3 kW. Taigi netoli 1 kW daugiau energijos naudojant šį šešėlių valdymo algoritmą. Čia dar toksai vienas iš pavyzdys vienos dienos. Tarkime, turime šešėlį ryte, daugiau kaip valandos. Tai nuo 10 valandos šešėlis dingsta ir staigiai gale šauna į viršų. Bet turim kažkokį tai praradimą dėl šešėlio. Su šešėlių valdymo algoritmu
mes turime papildomos energijos, kadangi suranda tą aukštesnį tašką ir nuo jo mes turime papildomos energijos. Tai yra apie 7% didesnė gamyba per metus, neįdėgiant kažkokių papildomų komponentų. Ir šis algoritmas yra visose mūsų inverteriuose. Taigi grįžtant dar prie inverterių. Inverteriai turi aktyvų aušinimą, tai yra 2 išorinius ventiliatorius ir 2 vidinius, tam, kad komponentai neperkaistų ir turėtumėm ilgesnę gamybą. Taip pat inverteriai turi komunikacinę plokštę, tai šiuo atveju turi Pilot, ji vadinasi Pilot, ankstesniuose Snap inverteriuose ši plokštė vadinasi Data Manager. Pilot ir Data Manager tarpusavy nekomunikuoja, tad sujungus juos jie tarpusavėje nekomunikuoja. Taip pat Data Manager turėjo gana ribotas papildomų galimybių funkcijas, todėl visose naujose mūsų inverteriuose, tokiuose kaip Gen24, Tauro ar tam pačiam Verto, naudojam Pilot. Su šia komunikacinė plokšte mes galime pasiūlyti daugiau paslaugų. Taigi šiame Pilot komunikaciniam elemente turime 2 LAN jungtis, bet naudojama tik tai viena. Viena yra kaip ir atsarginė, galbūt ateityje liks išvis tik viena, galbūt atsiras poreikis ir 2, tai tada galbūt aktyvuosime ir dar vieną. Taip pat čia viršuje yra LED būsenos indikatoriai, taip pat lietimui jautrus sensorius, tam, kad aktyvuoti patį inverterį. Taip pat turime čia per vidurį Modbus pajungimo elementą, WSD funkcijos pajungimui arba WSD, kitaip vadinasi Wiring Shutdown. Jei turime daugiau inverterių, juos sujungus į grandinę, vienu, tarkime, įrengus kažkur patogioje vietoje stop mygtuką, galima visus inverterius staigiai užmigdyti. Atjungti, kad jeigu yra kažkoks avarinė situacija, juos galima vienu paspaudimu iš jų atjungti. Taip pat turime ir dar vieną elementą, tai yra 4 skaitmeniniai įėjimai išėjimai. Jais galime išlaikyti buityje daugiau energijos, kuri paprastai iškeliauja į tinklus. Kas nežinote, tai trumpai irgi paaiškinsiu. Turint perteklinės energijos, galime tuos 4 kanalus panaudoti papildomoms apkrovoms. Tai jau čia ką sugalvosite patys. Tiesiog tie kanalai paduoda po 12 voltų signalą, tai yra per rėles galima jungti kažkas papildomas apkrovas. Tai yra, tarkime, vienai apkrovai panaudoti, tarkime, užduoti nustatymuose, jog pasiekus, tarkime, 2 kW perteklinės energijos, įjungti vieną kanalą, tarkime, kondicionavimo įrangas, nukritus iki, tarkim, 1 kW atidavimui į tinklus ar iki 0, atjungti tą kanalą ir atjungti tą apkrovą.
Kitą taisyklę galime numatyti, kad, tarkime, kai pasieks 4 kW, įjungti antrą kanalą, atjungti, kai bus 2 kW ir taip toliau, kaip jau susidėliosite patys tą perteklinę energiją, kaip tą perteklinę energiją išnaudoti. Tai taip trumpai apie tos skaitmeninius įėjimus, išėjimus ir ką su jais galima padaryti. Taip pat grįžtant prie pačio inverterio, inverteriai turi AC pajungimo gnybtus iki 35 kvadratų. Jie užveržiami 5 mm šešiakampiu raktu. Taip pat turi sandariklį, galima M32. Taip pat galima įstatyti ir M50 kabelio sandariklį. DC pusėje yra MC4 jungtis, tai yra tiesiog galima sukišti MC4 pajungimus be papildomų nužievinimų, priveržimų. Taip, taip pat mūsų šie naujieji inverteriai yra itin saugus. Juose yra integruoti virš įtampiai. Užsisakant inverterį galima pasirinkti 1+2 tipą ar antro tipo viršytampių apsaugas tiek AC, tiek DC pusės. Tai naudojant šios viršytampius jums nereikės statytis papildomų apsaugų. Jos jau yra integruotos. Taip pat suveikus viršytampiui jums nereikės siųsti pačio inverterio, taisyti jo, sudėtingo remonto daryti. Užteks pasikeisti pačius viršytampio elementus. Taip, tai sutaupysite laiko ir inverteris tiesiog nepraras generacijos. Taip pat inverteriuose yra lanko apsaugos technologija AFCI, naujesniuose ir kai kuriuose naujesniuose inverteriuose ir kai kuriuose rinkose jau tai yra privaloma funkcija. Bronius, jeigu žinote, turi labai nemažai patirties su elektriniu suvirinimu, tai apie elektros lankus mes tikrai turime daug patirties ir žinome, kada jis atsiranda, tad ši funkcija tikrai gerai veikia, tinkamai aptinka tą lanką ir tas algoritmas aptikimo nuolat tobulinamas. Inverteriuose ši funkcija gali būti įjungta, išjungta. Klausimas, jeigu jums tokia gera, kam ją išjungti? Ši funkcija gali prastai veiktis, jeigu modulius pusėje yra įrengti optimizatoriai, kadangi optimizatoriai kelia tam tikrą triukšmą DC pusėje ir gali šią apsaugą veikti klaidingai. Taip. Su kai kuriais optimizatoriais ši funkcija gerai veikia, bet su kai kuriais gali ir ne visai tinkamai veikti. Mes nuolat testuojam ir bandom, su kuriais optimizatoriais ši funkcija veikia tinkamai, bet turėkite tai omenyje. Taip pat Fronius labai didelį dėmesį skiria saugumui. Tad serveriai yra tiek Austrijoje, tiek naudojamės Europos debesijos centrais. Didelį dėmesį pačiam informacijos saugumui teikiam, tad turime ir ISO sertifikatą. Taip pat tiek mūsų klientų duomenys, tiek pačių jėgainių duomenys
yra atskirti tam, kad apsisaugot nuo kibernetinių atakų. Bei Fronius vykdo mokymus darbuotojams apie kibernetinius nusikaltimus, tam, kad išvengti didesnių problemų. Taip, inverterių naudojimas pačių. Taigi, inverteriai turi gana didelę erdvę pajungimui, jinai patogi montuotojams. Taip pat turi DIN bėgelį ir truputėlį tuščios vietos, tad galima sumontuoti ir trečiųjų šalių komponentus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tie komponentai gebėtų dirbti iki 70 laipsnių temperatūros. Taip pat montuoti inverterį galima ne tik ant sienos, bet ir gulsčiai, tai iki 10 laipsnių kampu jį galima paguldyti. Taip pat keletas dalykų, ką norėčiau paminėti apie DC pusės įrengimą. Tai yra visados jungti pliusą jungiant inverterį, nesumaišyti pliuso su pliusu, minuso su minusu, pasitikrinti prieš jungiant į inverterį. Taip pat naudoti to pačio gamintojo DC jungtis. Verto inverteriuose sumontuoti yra NC4 štaublį jungtis. Jeigu klausimas yra, tarkime, kodėl nenaudot kitų NC4 jungčių, tai NC4 jungtis yra štaublį prekinis ženklas ir tos jungtis yra viena su kita suderintos. Kitos galbūt jungiasi iš pažiūros vienodai, tačiau jungčių kontaktai gali minimaliai skirtis ir tinkamai nesusijungti ar atsirasti labai nedideli tarpeliai, kas gali įtakoti lanko susidarimui. Taigi gali suveikinėti AFCI apsauga ir turėti problemų. O jeigu AFCI yra išjungta, tai laikui bėgant lankas gali didėti, kol įvyks gaisras. Taip, montuojant inverterį. Montavimas yra nesudėtingas, tiesiog prisukame plokštę, užkabiname inverterį, jį prispaudžiame, jisai užsifiksuoja su fiksatoriais ir tada galime jau pajunginėti visus kabelius. Atsukinėjant dangčius reikėtų naudoti Torx žvaigždinį atsuktuvą. Pas mūsų inverteriuose, Verto inverteriuose yra sumontuoti greito priveržimo, atsukimo varžtai. Tad užtenka atsuktuvu 180 laipsnių kampu pasukti į kairę ar užsukant į dešinę ir greitai dangčiai yra nuimami. Nereikia naudoti akumuliatorinių suktuvų. Dar viena inverterio funkcija tai yra asimetrinis generavimas. Tai yra standartiškai inverteris arba neįjungus šios funkcijos, tarkime, generuojant Verto inverteris, tarkime, iš modulių gauna 30 kW, tai standartiškai kiekviena fazė gauna po 10 kW. Jungus asimetrinį generavimą, atidavimo per fazės
skirtumas gali būti iki 33% ir taip išnaudoti pagal reikiamą apkrovą buityje. Tai, kaip žinome, visos 3 fazės buityje praktiškai niekada nebūna visiškai vienodai apkrautos, tad galime sumažinti atidavimą perteklinės energijos tinklus bei pirkimą iš tinklų. Taip, paleidžiant inverterį, tai yra standartinis paleidimas kaip ir Gen 24 inverteriuose, tai yra palietimas per vidurį sensoriaus, aktyvuojamas Wi-Fi, taip pat per SolarStar programėlę arba naršyklę galime prisijungti prie inverterio, susiradus būtent Wi-Fi sąraše šį inverterį, galime prisijungti ir naudojant SolarStar programėlę 3 žingsniais, 3 pagrindiniais tokiais veiksmais galime paleisti patį inverterį. Taip pat prisijungus prie paleidus inverterį, ten galime vykdyti įvairius nustatymus daryti. Taip pat juose rasite ir Lietuvos tinklo nustatymus. Tai jau sumažins parametrų įvedimo poreikį. Dar vienas puikus dalykas, kurį galiu jums paminėti, tai yra nuotolinė konfiguracija, tai yra nuotolinis prisijungimas. Šiuo metu jis jau aktyvuotas Austrijoje, Vokietijoje ir Australijoje ir per ateinančius mėnesius bus suteikta visiems mūsų montuotojams. Taigi, neužilgo nebereikės vykti į vietą ir keisti parametrų. Taip, svarbu, kad būtų suteiktas vartotojo, suteiktas kaip supervisor leidimas prisijungti prie inverterio. Kaip bus vykdoma visas prisijungimas, bus vėliau pranešta, bus detalesnės instrukcijos, bet tikrai bus ir webinarai, pristatymai, kaip visa tai veiks. Dar paminėsiu, jog prisijungimas nuotoliniu būdu bus per SolarWeb platformą, SolarWeb monitoringo platformą. Dar norėčiau paminėti apie keletą įrankių iš Fronius. Kas nežino, tai turime ir Solar Creator, puikų įrankį, nemokamą įrankį jėgainės planavimui, su kuriuo galite susiplanuoti visą naują jėgainę su visais atsipirkimais. Taip pat galima naudotis sutrumpintų planavimu, tai yra, kai jums reikia įvesti, pasirinkti naudosimus modulius, modulių skaičių, inverterį norimą, pasikoreguoti galbūt temperatūras, kokios gali būti, ir jums sistema pasiūlys grandinių, tai yra stringų pajungimo būdus, kuriais rekomenduoja jungti būtent šį inverterį, būtent su šiais moduliais. Taip pat jau mano minėta SolarWeb, tai yra monitoringo sistema. Joje galite matyti visus būtiniausius parametrus to, ko reikia. Tai yra, kaip pati energija vaikšto, ar iš saulės, ar iš tinklų, kiek tos energijos, paspaudus ant vartojimo burbuliuko, matysite, kurie įrenginiai vartoja, tarkime, jeigu esate prijungę
elektromobilio krovimo stotelė Wattpilot ar vandens pašildymo įrenginį OnPilot. Jūs matysite, kiek tuo metu, kuris įrenginys vartoja energijos. Čia matysite dabartinę generaciją, taip pat analizės skiltyje galite matyti visus būtinus parametrus iš inverterio, ten tiek MPPT lygyje, tiek AC fazių lygyje, tiek sroves, tiek įtampas, tiek pačias galias. Taip pat galite eiti dienomis atgal ir analizuoti praėjusių dienų parametrus. Dar galiu paminėti, jog anksčiau buvo apribotas matymas iki 3 dienų, dabar šis apribojimas yra nuimtas, tai galite tikrai ne 2, ne 3 dienas, o ir savaitės atgal pasižiūrėti, kaip inverteris veikia. Taip pat čia galite šitoje aplikacijoje taip pat matyti ir klaidų kodus, jeigu jie įvyko, suteikti prisijungimus ar montuotojai, ar tiesiog kaimynai. Taip pat norime pasidžiaugti savo aptarnavimo pagalbos pusėje, tai yra galite naudotis SolarSOS funkciją, taip pat galite nuo pirmadienio iki penktadienio skambinti į mūsų pagalbos skyrių, tai jeigu esate objekte vietoje prie inverterio ir čia ir dabar reikia išspręsti, tai galima ir pasiskambinti per SolarSOS, suvedus serijinį inverterio numerį ir tarkim, jeigu turite klaidos kodą, galite matyti tam tikrus žingsnius, ką galima iš karto patikrinti, ką padaryti, kad išspręsti esančią problemą. Taip pat čia per šią platformą jūs galite užpildyti užklausą dėl pačios problemos. Tik siūlyčiau pateikti kuo daugiau informacijos, jei galite pateikite ir nuotraukas, jeigu padarėte kažkokius matavimus, ACR-DC pusės, taip pat įdėkite tuos matavimus. Tai kuo daugiau išsamios informacijos turėsime, tuo greičiau galėsime jum atsakyti apie sprendimą, ką daryti, ar galima išspręsti vietoje, ar visgi reikia keisti kažkurį komponentą ar patį inverterį. Taip pat su Fronius Verto galima integruoti daugybę papildomų elementų. Keitiklis turi mano minėtus 4 skaitmeninius įėjimus, išėjimus, Modbus, RTU ir TCP, Solar API, LANA, VLANA, taip pat per tuos pačius 4 skaitmeninius įėjimus, išėjimus galime daugybę komponentų pajungti. Tai yra būtent su Verto inverteriu jūs daug energijos galite išlaikyti buityje, neatiduodant į tinklus. Suprantu, šiai dienai, kai turime galimybę pasidėti į tinklus ir pasimti tada, kada mums reikia, su sąlyginai nedideliu nuostoliu. Gal ir nėra tai labai aktualu, bet pereinant prie netbilingo, išlaikymas energijos buityje, kuo daugiau išlaikyti saulės energijos pagamintos buityje, tai bus vis aktualiau ir aktualiau. Dar truputėlis apie Fronių. Tai saulės energetikoje daugiau kaip 30 metų. Kai kurie pirmieji inverteriai vis dar yra veikiantis.
pirmą inverterį išleidom 95-ais, tai yra sistemų tikrai ir kiek žinau ir Lietuvoje su pirmaisiais inverteriais vis dar veikiančių. Tai didelį dėmesį skiriam, mūsų inverteriai būtų ilgamžiai. Taip pat inverterius remontuojame. Senesnius inverterius labiau buvo galima montuoti vietoje, naujesnius inverterius mes remontuojame savo servisuose. Taip pat stengiamės palaikyti tiek nuo pačio planavimo iki aptarnavimo tiek montuotojus, tiek galutinius vartotojus. Taip, toliau sėkmingai dirbame drauge, nes mūsų visame pasaulyje daugiau nei 6000 darbuotojų, turime 37 padalinius pasaulyje, didelį tinklą partnerių ir daugybę galutinių vartotojų visame pasaulyje. Tai jau esame sumontavę daugiau kaip 35 gigavatus galios inverterių, netoli 4 milijonų pačių inverterių ir kasmet visi inverteriai sugeneruoja daugiau kaip 35 teravatvalandės energijos. Taip pat didelį dėmesį skiriame naujiems išradimams ir naujoms technologijoms. Turime tikrai nemažai ir aktyvių patentų. Taip pat didžiulį dėmesį Fronius skiria dėmesį Europai, Europos rinkai, Europos kitiems gamintojams. Didžioji dalis komponentų naudojama mūsų inverteriuose yra pagaminti Europoje. Taip pat stengiamės palaikyti tiek pačius gamintojus, tiek pačius montuotojus, didmenininkus Europoje, tam, kad pinigai už pačią gamybą neišeitų kažkur į trečiasias šalis, o kad Europa būtų stipri. Truputėlį apie pačias gamyklas, tai yra beveik visos gamyklos ir padaliniai Froniaus yra Austrijoje, vienas tik tais padalinys yra Čekijoje, kur gaminami indukciniai komponentai, kabeliai ir kiti smulkesni komponentai. Taip. Taip pat moksliniai prototipų kūrimai vykdomi Čekijoje bei Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tai mes irgi bendradarbiaujame su ir kitų šalių mokslininkais tam, kad sukurti kokybiškus ir pažangius bei tvarius produktus. Taip pat dar apie aptarnavimą. Aptarnavimą patį, tai kaip minėjau, galite skambintis telefonu. Jums galės padėti čia ir dabar. Taip pat turim vietinius atsarginių detalių sandėlius, tai galime jau per 1-2 darbo dienas atsiradus poreikiai išsiųsti. Taip pat turime daugybę vaizdo internetinių mokymų, seminarų, prezentacijų savo YouTube kanale. YouTube kanale galite susirasti Froniaus kanalą ir ten atrasti gausybę informacijos ir atsakymų.
Taip, dar apie Fronius Verto paslaugų koncepciją, tai yra pačiam inverteryje yra keičiami tik tais keli komponentai pačioje instaliacijos vietoje, tai yra komunikacijos plokštė pilot, viršytampiai, AC gnybtų blokai bei dangčiai. Tai mes nenorime remontuoti vietoje inverterių, tam, kad sumažinti klaidų tikimybę keičiant vieną komponentą, nesugadinti kitų. Taip pat keičiant instaliacijos vietoje gali būti prasti orai, kas gali taip pat įtakoti surinkimo kokybę, bei atlikus visus pakeitimus bei patobulinimus, mes patikriname patį inverterį pagal Fronius kokybės standartus, tam, kad jie tikrai toliau veiktų ir būtų tinkami naudoti ilgus metus. Dar gal paminėsiu, kad remontuojame savo serviso padaliniuose ne tuos inverterius, tarkime, kuriuos jums nereikia, gal kitaip pasakysiu, gal nereikia jums sugedus jūsų inverteriui, nereikia laukti, kol mes jį pataisysim. Tai yra pakeitimo atveju mes išsiunčiame inverterį, montuotojas pakabina jį, sugedus inverterį įdeda į dėžę ir šitą išsiųstą jau mes remontuojame ir vėliau atiduodame kito gedimo atveju. Tai yra patikrinama, dėl ko sugedo, ar galim kažką patobulinti, suremontuojame, patikriname, kad tikrai būtų kokybiškai suremontuotas ir jį saugome, jeigu kažkada prireiks kitam klientui, jį galėsime jau išsiųsti puikiai veikiantį. Taip pat dar noriu paminėti apie Fronius garantijas. Šie Verto inverteriai iškeliauja iš mūsų gamyklos 2 metų garantija, tai yra Fronius Warranty Plus. Ši 2 metų garantija nereikalauja papildomos registracijos, ji tiesiog yra, tai yra pilna garantija, jeigu jums suges, mes išsiųsim detalės ar patį inverterį pakeisim, taip pat padengsim ar dalį kaštų keitimo pačio inverterio ar komponentų. Bet įsigijus šį inverterį jūs galite pasirinkti, kokią papildomą garantiją jūs norite prie tų 2 metų. Tai yra, prie tų 2 galite pridėti papildomus 5 metus. Tiesiog reikia ją užregistruoti internetu. Tai yra nemokamas garantijos pratęsimas. Tai yra 2 metai plus 5, viso 7 metai. Tačiau ši garantija, ta papildoma 5 metų garantija apima tik tais medžiagas ar patį inverterį, bet neapima transportavimo ar kitų papildomų kaštų. Kita opcija, užregistruoti galite inverterį papildomiems 3 metams. Tai yra ta pati pilna garantija, kaip ir ta 2 metų garantija, tai yra apima ir pačias medžiagas, aptarnavimą, transportavimą. Tai bendroji suma jūs tada turite 5 metus pilną garantiją. Ši garantija taip pat nemokamai užregistruojama. Šis pratęsimas internetu yra įvykdomas. Jeigu jums reikia papildomos garantijos daugiau negu 7 ar 5 metai, jūs galite papildomai įsigyti. Priklausomai nuo inverterio gabarito, jūs galite įsigyti kas metus, kiek tik tai, ne kiek norite, bet jei gerai pamenu, iki 20 metų tą garantiją prasitęsti. Taip. Tai
Matau, kad kaip ir baigiam. Taip, žiūrim, ką mes čia turim, ar turime kokių klausimų. Taip, turime klausimą apie smart meter gedimą. Kaip užregistruoti smart meterio gedimą? Geras klausimas. Tiesą sakant, pirmas mano neilgoje kelionėje su Fronium. Reikėtų man gal pasitikslinti, tai aš pasistengsiu greitai atsakyti, bet per tą pačią SolarSOS jūs turėtumėt užregistruoti. Greičiausiai galite nurodyti, jeigu jau egzistuojančioj sistemoje, taip pat inverterį, kuris sumontuotas, tiesiog pačiam aprašyme nurodyti, jog yra sugedęs, kas sugedo, kas neveikia, aprašyti pačią situaciją, kas nutiko. Ir taip, per išsiuntus jūs gausite atsakymą ar paprašys kažkokio galbūt patikslinimo. Taip, matau, lygtais daugiau nėra klausimų. Tai dar pažiūrėsim čia irgi lygtais nėra. Dar truputėlį paliksiu įjungtą, paliksiu šią prezentaciją, paliksiu įjungtą, tai jeigu turite klausimų, galite palikti klausimų skiltyje, aš jums atsakysiu. Jeigu ne, tai galite, kaip ir minėjau, visada susisiekti su manim ir aš pasitengsiu pagelbėti kuo greičiau. Ačiū už dėmesį. Dar paminėsiu, kad šis įrašas turėtų būti jums išsiųstas, tad galėsite vėliau dar kartą peržiūrėti. Ačiū Jums ir iki susimatymo kitą kartą, tai yra kitą savaitę turėsime pristatymą apie Gen24 bei backup naujų komponentų apžvalgą. Ačiū ir iki.